Istorija apie Lietuvos bankų nuotykius. Snoro ir ūkio bankų veiklos nutraukimas bei prasidėjusios bankroto procedūros buvo tikras netikėtumas daugybei fizinių ir juridinių asmenų. Žmonės šiuose bankuose laikė savo pinigus, kurie pagal įstatymą iki tam tikros sumos buvo apdrausti indėlių draudimu. Po bankroto dalis žmonių sėkmingai pasinaudojo indėlių draudimu ir neskaitant psichologinio šoko nepatyrė jokių finansinių nuostolių. Vis dėlto, kreditorių reikalavimai buvo tokie dideli, kad net ir draudimo kompensacijos nepadengė dalies visų kreditorių reikalavimų. Bankroto atveju bankai sudaro eiliškume banke likusių pinigų grąžinimui. Sudarytame bankų kreditorių sąraše pirmoje eilėje yra darbuotojai. Antroje eilėje valstybės įmonė, indėlių ir investicijų draudimas. Trečioje eilėje valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra. Paskutinėje, tai yra ketvirtoje eilėje, yra visi likusieji. Banke turėjo obligacijų ir indėlių. Bankui Snoras bankrutavus, dar ilgai vyko iš banko dingusių milijonų paieškos, tačiau nelabai sėkmingai. Po 12 metų buvo patenkinta mažiau nei pusė buvusių kreditorinių reikalavimų. Ši istorija parodo, kad pinigų laikymas banke nesuteikia visiško saugumo ten laikomiems pinigams, todėl mes rekomenduojame pinigus laikyti bent jau keliose finansų įstaigose.